Ilgą laiką man nepatiko labai Vilnius, bet suprantu, kad tai susijęs su tuo, kad labai pavargau tapt kažkuo. Man truputį gaila, kad netruputį, man iš tikrųjų labai gaila, aš labai daug dėl to liūdėjau. Kad kažkaip savo netiesiogiai pasakiau, kad turiu sukurti kažką, kad būčiau reikšminga, kad turėčiau teisę, nežinau, eiti ir nieko neveikti. Man atrodo, aš ne viena esu užstrigus tokiam mechanizme. Kas yra visiškai netiesa, nes pati rašiau dainas apie tai, kad esi mylėtinas, kad ir kas bebūtų, žinai. Ir kai išleidau albumą, tai pajutau labai, kad galiu atsikvėpti pagaliau ir, žodžiu, jau šitą misiją įvykdyta ir turiu teisę tiesiog būt ir mėgautis gyvenimu. Bet tai yra bullshit. Nes turėjau tą teisę ir anksčiau, tiesiog nedariau to, vis jaučiaus nepakankamai gera. Negalėdavau, nežinau, nueiti į koncertą, nes man per daug skaudu buvo, kad aš negroju. Aš tiesiog labai buvau pratus nuo liaupsių, pripratus prie liaupsių turiu. Nes aš kiek būdavau kokiuose dainavimo ansambliuose, visur išsiskirdavau, gal tik vienam kitam kažkaip ne taip nuskambėjo mano buvimas tenai. Visą laiką gaudavau pagyrimų ir panašiai. Išvystė man tokį narcisistišką požiūrį į save ir tada, kai užaugi ir susiduri su tuo, kad daugam esi čia nelabai įdomus šitam mieste ar kažkur, kur tu esi. Ir yra įdomesnių iš tave, arba nežinau, yra. Be abejo yra. Labai daug tokio pykčio atsiranda. Ir labai daug tokių klampių jausmų, nebesupranti, kaip jauties. Tau gėda, kad tu taip jauties. Bet kartu, kai išleidau albumą, tai, mane visą tai pakylėjo į tokį, kad jo, tikrai tu esi čia kažkoks ypatingas ar kažką ypatingo sukūrei. Nors tai labai smarkiai yra sukurtas su Aurimo pagalba. Ir albumas tikrai nebūtų buvęs toks, koks jis yra, jeigu ne mūsų bendras darbas su Aurimu. Nes tiesiog neturėjau tokių įgūdžių ir tokių įrankių jį padaryti tokiu, koks jis dabar yra. Viena pati. Ir šiaip, tokio tikėjimo. Nes būdavo ne viena daina, kur aš jau buvau maždaug kitaip nusteikus apie ją. Mažiau buvau pasiruošusi įduoti, bet Aurimas mane sugrąžindavo, sakydavo, ne, tipo,
darykim visgi taip, kai ten man pasakoja, kai aš pasakoju, kai man buvo pakilimas ir tikėjimo to kažkokiu kūriniu konkrečio. Jo, labai painu. Ir aš nesinori taip jaustis. Nesinori tiek frustracijos daugiau patirti. Nebenoriu būti arogantiškas, susireikšminus. Jo, pikta, pavydi. Tiesiog noriu kurti ir džiaugtis, jeigu pasiseka, paliūdėti ir toliau daryti kažką, jeigu ne. Man tai buvo labai ir dar yra sunku. Tai labai nuodija man gyvenimą ir aš žinau, kad giliai širdį kažkaip visai man tiek tų dalykų nereikia. Noriu dar sukurti ne vieną albumą ir aišku, tam reikia pinigų ir panašiai. Bet aš nebenoriu, kad tai būtų toks live or die dalykas, kad jeigu čia nepadarysiu kažkokio super kūrinio, tai numirsiu čia ir dabar. Ar ten užsidarysiu save nuo visų, kad kažką tokio sukurčiau ir kentėsiu dėl to. Jeigu užsidarau ir esu laiminga, tai okei, bet jeigu užsidarau ir su kažkokiu tai, nežinau, su kažkokiu tai kartėliu, prievarta, tai nenoriu, kad tai kartotųsi. Norėčiau patirti gyvenimą tiesiog, kaip jis yra, su visom jos spalvom. Tai negaliu visą laiką vaidinti kažko. Labai vargina trokšti būti kažkokiu tai viršesniu, nes tai labai tave padaro vienišu galiausiai. Nebemoki bendrauti. Ar būti kitu tiesiog žmogum paprastai. Ir kitas nemoka su tavim būti, nes tu toks čia super esi maždaug. Jo, tiesiog noriu nusileisti ant žemės. Miau.